Audioteka.lt pristato Walterio Isaacsono audio knygą Steve'as Jobsas – oficiali biografija. Knygą iš anglų kalbos vertė Paulius Ambrazevičius, skaito Simas Stankus. Žmonės, kurie yra pakankamai pakvaišę, kad galvoja galintys pakeisti pasaulį, iš tiesų jį keičia. Apple reklama Think Different, 1997 metai. Įžanga. Kaip ši knyga atsirado? Ankstyvą 2004 vasarą man paskambino Steve'as Jobsas. Metų metus jis man protarpiais buvo draugiškas, o draugiškumas ypač suintensyvėdavo, kai Apple išleisdavo naują produktą, kurį norėdavo matyti ant Time viršelio ar per CNN televiziją, žiniasklaidos priemonėse, kuriuose esu dirbęs. Bet tuo metu jau nedirbau nė vienoje jų, tad ir jo dėmesio sulaukdavau retai. Truputį pakalbėjome apie Aspen institutą, prie kurio neseniai buvau prisidėjęs, ir pakviečiau jį pasakyti kalbą mūsų vasaros stovykloje Kolorade. Jis su malonumu priėmė pasiūlymą, bet ne pasakyti kalbą stovyklautojams, o pasivaikščioti su manimi ir pasikalbėti. Tai atrodė kiek keistai. Tuo metu dar nežinojau, kad kalbėtis vaikščiojant buvo mėgstamiausias Steve'o Jobso būdas užmegzti rimtą pokalbį. Pasirodo, jis norėjo, kad aš parašyčiau jo biografiją. Neseniai buvau išleidęs Benjamino Franklino biografiją ir rašiau Alberto Einšteino biografiją. Ir aš iškart jo pusiau juokais paklausiau, ar jis save laiko logiška tos sekos dalimi. Numanydamas, kad tuo metu jis buvo pasiekęs savo karjeros vidurį ir jo dar laukė daugybė pakilimų bei nuosmukių, atsisakiau. Pasakiau, kad ne dabar. Gal po 10 ar 20 metų, kai baigs aktyvią karjerą. Pažinojau jį nuo 1984 metų, kai jis atvyko papietauti su Time redaktoriais ir liaupsinti savo naująjį Macintosh kompiuterį. Jau tada jis buvo aikštingas ir užsipuolė Time korespondentą, kad šis pridarė Apple žalos su pernelyg atvirų straipsnių apie šią kompaniją. Bet kai vėliau kalbėjausi su juo, mane, kaip ir daugelį kitų, sužavėjo Steve'o Jobso energija. Mes bendravome net ir tada, kai jis buvo išmestas iš Apple. Kaskart, kai Jobsas norėdavo ką nors prastumti, Next kompiuterį ar Pixar filmą, jis pasikviesdavo mane į sušių restoraną Manhatano centre, kad papasakotų apie ką nors, kas yra geriausias, kada nors jo sukurtas dalykas. Man jis patiko. Kai jis grįžo į Apple sostą, jo nuotrauką išspausdinome ant Time viršelio. Netrukus jis pradėjo siūlyti savo idėjas mūsų rengiamai straipsnių serijai apie įtakingiausius 20-ojo amžiaus žmonės. Savo reklamos kampanijoje Mąstyk kitaip jis buvo panaudojęs kai kurias puikiai žinomas tų pačių asmenų, apie kuriuos ketinome rašyti, nuotraukas. Jį žavėjo pastangos įvertinti įtakingiausius istorinius veikėjus. Kai atsisakiau rašyti jo biografiją, retkarčiais vis sulaukdavau iš jo žinučių. Kartą parašiau jam elektroninį laišką ir paklausiau, ar tai tiesa, man pasakojo dukra, kad Apple logotipu yra pagerbtas Alanas Turingas, britas, kompiuterijos pionierius, kuris perkando vokiečių karinius šifrus, o vėliau nusižudė, atsikasdamas cianidu užnuodyto obuolio. Jis atsakė, kad būtų norėjęs taip sugalvoti, tačiau tai netiesa. Po truputį pradėjome susirašinėti apie ankstyvąją Apple istoriją. Ir pajutau, kad jau renku informaciją, kuri galėtų būti naudinga, jeigu nuspręsčiau tą temą rašyti knygą. Kai Einšteino biografija buvo išleista, Steve'as atvyko į knygos pristatymą Palo Alte ir pasikvietęs nuo šaliau vėl pasiūlė rašyti jo biografiją, sakydamas, kad ji būtų labai įdomi. Jo atkaklumas mane glumino. Buvo žinoma, kad jis labai saugo savo privatumą, o aš neturėjau jokio pagrindo tikėti, kad jis yra perskaitęs kurią nors mano knygų. Sakydavau, kad vieną dieną imsiuosi jo biografijos, bet 2009 metais jo žmona Lauryn Powell man tiesmukai pareiškė: jeigu kada nors ketini rašyti knygą apie Steve'ą, geriau tą daryk dabar. Jis buvo ką tik antrą kartą pasitraukęs iš Apple dėl sveikatos problemų. Prisipažinau jai, kad kai Steve'as pirmą kartą pasiūlė rašyti, nežinojau, jog jis serga. Ji man atsakė, kad beveik niekas to nežinojo. Ir paaiškino, kad jis pirmą kartą dėl to paskambino prieš pat vėžio operaciją ir kad jis vis dar tai laiko paslaptyje.
Tuomet ir nusprendžiau parašyti šią knygą. Jobsas mane nustebino patvirtindamas, kad jis knygos turinio visiškai nekontroliuos ir net neperskaitys jos prieš išleidžiant. Tai tavo knyga, pareiškė jis. Aš jos net neskaitysiu. Bet vėliau tą patį rudenį jis atrodo apsigalvojo dėl bendradarbiavimo ir nors aš to nežinojau, jam vėl atsirado vėžio komplikacijų. Jis nustojo bendrauti su manimi telefonu ir aš atidėjau projektą į šalį. Tada visai netikėtai jis man paskambino vėlyvą popietę, prieš pat 2009 metus. Jis buvo namie Palo Alte, tik su seserimi, rašytoja Mona Simpson. Jo žmona ir 3 vaikai buvo išvykę slidinėti, o Jobsas nesveikavo, tad negalėjo vykti kartu su jais. Jis buvo nusiteikęs apmąstymams ir mes prakalbėjome daugiau nei valandą. Pasakojimą jis pradėjo nuo to, kad būdamas 12 norėjo sukonstruoti dažnio matuoklį ir telefonų knygoje susiradęs Billą Hewlettą, HP įkūrėją, paskambino jam ir paprašė reikalingų detalių. Jobsas sakė, kad paskutiniai 12 gyvenimo metų, nuo tada, kai grįžo į Apple, buvo jo produktyviausi metai kuriant naujus produktus. Bet svarbiausias jo tikslas – padaryti tai, ką padarė Hewlettas ir jo draugas Davidas Packardas – sukurti tokią naujovišką kompaniją, kuri pergyventų ir juos pačius. Vaikystėje laikiau save humanitaru, bet man patiko elektronika, pasakojo jis. Tada perskaičiau, ką vienas mano herojų, Edvinas Landas iš Polaroid, pasakė apie žmonių, gebančių rasti humanitarinių mokslų ir techninių mokslų sankirtą svarbą, ir nusprendžiau, kad noriu būti būtent toks. Atrodė, kad jis pats siūlo temą savo biografijai. Šiuo atveju pasirodė, kad tai buvo labai tinkama tema. Stiprios asmenybės kūrybiškumas, suderinus humanitarinius ir techninius mokslus, buvo pagrindinė mano parašytų Franklino ir Einšteino biografijų tema. O aš ir pats maniau, kad tai bus pagrindinis būdas kurti naujoviškas 21 amžiaus įmonės. Paklausiau Jobso, kodėl jis nori, kad aš rašyčiau jo biografiją. Man atrodo, tu moki prakalbinti žmonės, atsakė jis. Tai buvo netikėtas atsakymas. Žinojau, kad turėsiu kalbinti daugybę žmonių, kuriuos jis atleido, ko neveikė, pametė ar kitaip įsiutino, ir aš bijojau, kad jis nenorės, jog juos kalbinčiau. Ir jis iš tiesų pabūgo, kai sužinojo, kokius žmonės aš ketinu kalbinti. Bet po keleto mėnesių pats pradėjo skatinti žmonės bendrauti su manimi, netgi savo priešus ir buvusias merginas. Be to, jis nesistengė nieko slėpti. Esu padaręs daug dalykų, dėl kurių nesididžiuoju. Pavyzdžiui, mano mergina pastojo, kai man buvo 23 ir aš su tuo nesusitvarkiau, pasakojo jis. Bet nėra tokios paslapties, apie kurią negalėčiau papasakoti. Jis nesistengė kontroliuoti tai, ką aš rašiau, ir net neprašė leisti paskaityti. Vienintelis dalykas, dėl kurio jis pareiškė savo nuomonę, buvo knygos viršelis. Kai pamatė juodraštinį knygos viršelio variantą, jam jis taip nepatiko, kad paprašė leisti prisidėti prie naujo viršelio kūrimo. Aš buvau patenkintas ir pasiruošęs tam, todėl mielai jam pritariau. Iš viso surengiau daugiau kaip 40 interviu ir pokalbių su juo. Kai kurie buvo formalūs jo namų Palo Alte svetainėje, kiti buvo atlikti vaikštinėjant, važinėjantis ar kalbant telefonu. Per tuos 2 metus, kai jį nuolat lankiau, mes labai suartėjome ir jis nemažai atsiskleidė. Nors kartais ir aš pajusdavau tai, ką jo ilgamečiai kolegos Apple kompanijoje vadino tikrovės iškraipimo lauku. Kartais jo atminties ląstelės tiesiog nedirbdavo taip, kaip turėtų, o taip nutinka mums visiems. Kartais jis bandydavo įteikti savo tikrovės versiją man ir įsiteikti savo. Kad sužinočiau tikrąją istoriją, pakalbinau daugiau kaip 100 draugų, giminaičių, konkurentų, priešininkų ir kolegų. Jo žmona taip pat nieko neribojo ir nesistengė kontroliuoti, bei nenorėjo iš anksto perskaityti to, ką ketinu publikuoti. Tiesą sakant, ji mane skatino sąžiningai rašyti apie jo silpnybės ir stiprybės. Ji yra viena protingiausių ir tvirtai ant žemės stovinčių asmenybių, kokias esu sutikęs. Kai kas jo gyvenime ir asmenybėje yra nelabai švaru, bet tokia yra tiesa. Pradėjus rinkti medžiagą knygai, pasakė ji man:
tu neturėtum stengtis jį pagražinti. Steve'as gerai moka pateikti faktus taip, kad jie atrodytų patrauklus. Tačiau ir jo gyvenimo istorija yra išskirtinė, todėl norėčiau, kad ji būtų papasakota teisingai. Palieku skaitytojui spręsti, ar man pavyko ši misija. Esu tikras, kad kai kurie šios dramos veikėjai, kai kuriuos aprašytus įvykius atsimena kitaip, ar mano, kad kai kuriais atvejais patekau į Jobso tikrovės iškraipimo lauką. Panašiai man buvo nutikę, kai rašiau knygą apie Henry Kissingerį, kuris kai kuriais aspektais buvo naudingas pasiruošimas šiam projektui. Žmonės turi tokių pozityvių ir negatyvių jausmų Jobsui, kad Rašomono efektas, kai tą pačią tikrovę skirtingi žmonės suvokia skirtingai, tampa labai pastebimas. Bet aš dėjau visas pastangas ieškodamas pusiausvyros tarp skirtingų vertinimų ir pateikdamas aiškius šaltinius. Ši knyga yra apie gyvenimą pilną pakilimų ir nuosmukių. Ir stiprią kūrybišką asmenybę, kurios tobulumo siekis ir nuožmi varomoji jėga padarė revoliuciją 6 srityse. Asmeniniuose kompiuteriuose, animaciniuose filmuose, muzikoje, telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir skaitmeninėje leidyboje. Prie sąrašo galima pridėti ir 7-ąją – mažmeninės prekybos parduotuves. Jose Jobsas revoliucijos nepadarė, tačiau sukūrė visiškai naują koncepciją. Be to, jis atvėrė kelią naujai skaitmeniniai rinkai, programėles išmaniesiems įrenginiams, ne tik interneto tinklalapiams. Kartu jis kūrė ne tik naujoviškus produktus, tačiau antrąkart sukūrė kompaniją, pilną kūrybiškų dizainerių ir nutrūktgalvių inžinierių, kurie gali tęsti jo pradėtą darbą ir plėtoti jo viziją. 2011 rugpjūtį, prieš pat jam pasitraukiant iš Apple vadovo pareigų, verslas, kurį jis pradėjo tėvų garaže, tapo vertingiausia pasaulyje bendrove. Tikiuosi, tai yra knyga apie inovacijas. Tuo metu, kai Jungtinės Amerikos valstijos stengiasi išlikti novatorišką šalimi, o žmonės visame pasaulyje bando kurti naujoviškas skaitmeninio amžiaus ekonomikas, Jobsas iš jų išsiskiria kaip didžiausia išradingumo, vaizduotės ir nuolatinių inovacijų ikona. Jis žinojo, kad geriausias būdas pasiūlyti kažką naudingą 21 amžiuje yra sujungti kūrybiškumą su technologijomis. Todėl sukūrė įmonę, kurioje laisvė vaizduotė yra suderinta su išskirtiniais inžinierių žygdarbiais. Jis ir jo kolegos Apple sugebėjo mąstyti kitaip. Jie kūrė nesmulkius pataisymus savo produktuose, kurių idėjos kilo stebint fokus grupės, bet visiškai naujus įrenginius ir paslaugas, klientams dar nežinant, kad jiems jų reikia. Jis nebuvo pavyzdingas vadovas ar pavyzdingas žmogus. Varomas savų demonų, tuos, kurie jį supo, jis galėjo supykdyti ir įvaryti į neviltį. Bet jo asmenybė ir aistra produktams buvo labai stipriai susijusios. Kaip ir Apple programinė bei techninė įranga, kaip integruotos sistemos dalis. Pasakojimas apie jį yra perspėjantis ir pamokantis. Pilnas įžvalgų apie inovacijas, charakterį, lyderystę ir vertybės. Viljamo Šekspyro pjesė Henrikas V. Istorija apie užsispyrusį ir nesubrendusi princą, kuris tampa aistringu bet jautriu, bejausmiu bet sentimentaliu, įkvepiančiu bet nebetrūkumo karaliumi, prasideda pamokymu. O ugnies mūzai, kuri pakyla, šviesiausias išradingumo dangus. Steve'ui Jobsui pakilimas į patį šviesiausią išradingumo dangų prasideda nuo 2 šeimų ir augimo slėnyje, kuris netrukus tapo pažangiausių technologijų centru. Pirmas skyrius. Vaikystė. Paliktas ir išsirinktas. Įvaikinimas. Kai po Antrojo pasaulinio karo Polas Jobsas baigė tarnybą pakrantės apsaugoje, jis susilažino su savo įgulos draugais, kad per 2 savaitės ras žmoną. Jis buvo tvarkingas, tatuiruotas laivo mechanikas, 6 pėdų ūgio, kiek panašus į Jamesą Deaną, garsų tų laikų Holivudo aktorių. Bet ne savo išvaizdais padarė įspūdį Klarai Hagopen, geraširdei imigrantų iš Armėnijos dukrai. Jam pavyko ją pakviesti į pasimatymą, nes jis ir jo draugai turėjo automobilį, o ne tie žmonės, su kuriais Klara ketino praleisti vakarą. Po 10 dienų, 1946 m. kovą, Polas susižadėjo su Klara ir laimėjo lažybas. Tai buvo laiminga santuoka, kuri tęsiasi iki kol mirtis jos išskyrė po daugiau nei 40 metų.
Polas Reinholdas Jobsas užaugo pienininkystės ūkyje Germantaune, Viskonsino valstijoje. Nors jo tėvas buvo alkoholikas ir kartais agresyvus, po kietą Polo išorę slėpėsi ramus ir švelnus jaunuolis. Metęs vidurinę mokyklą ir pradėjęs dirbti mechaniku, jis klajojo po vidurio vakarus, o būdamas 19, įstojo į pakrantės apsaugos tarnybą, nors ir nemokėjo plaukti. Buvo paskirtas į laivą USS General MC Mays ir kelerius karo metus praleido keltuose, keliančiose JAV karius generolui Pattonui į Italiją. Nors buvo geras mechanikas ir ugniagesys, tačiau viską nors prisidirbdavo, todėl niekad nepakilo aukščiau paprasto jūreivio rango. Klara gimė Naujajame Džersyje, kur jos tėvai apsigyveno pabėgę nuo turkų persekiojimų Armėnijoje. Jie persikraustė į San Franciską, Mission District, kai Klara dar buvo maža. Ji turėjo paslaptį, kurią retai kam pasakojo. Ji jau buvo ištekėjusi, tačiau jos vyras žuvo kare. Sutikusi Polą Jobsą, ji buvo pasiruošusi pradėti visiškai naują gyvenimą. Kaip ir daugelis išgyvenusiųjų karą, jie tenorėjo ramiai įsitaisyti, sukurti šeimą ir gyventi netokį įvykių pilną gyvenimą. Jie nebuvo turtingi, todėl persikraustė į Viskonsiną ir keletą metų gyveno su Polo tėvais, o vėliau iškeliavo į Indianą, kur Polas gavo mašinisto darbą International Harvester įmonėje. Didžioji Polo aistra buvo senų automobilių tvarkymas. Laisvu metu jis juos pirkdavo, restauruodavo ir parduodavo. Galų gale vyras metė darbą ir tapo automobilių pardavėjų. Tačiau Klara mylėjo San Franciską ir 1952 metais įtikino savo vyrą grįžti ten. Jie apsigyveno bute Sunset District rajone, visai netoli Ramiojo vandenyno, į pietus nuo Golden Gate parko, o Polas įsidarbino vienoje finansų įmonėje. Atrakindavo žmonių, nebegalinčių išsimokėti paskolos automobilius, ir juos grąžindavo įmoniai. Jis taip pat pirkdavo, sutaisydavo ir parduodavo automobilius ir tuo užsidirbdavo padoriam gyvenimui. Tačiau jų gyvenime kai ko trūko. Jie norėjo vaikų. Tačiau Klara buvo patyrusi negimdinį nėštumą, kurio metu apvaisintas kiaušinėlis atsidūrė kiaušintakiuose, o ne gimdoje. Todėl natūraliai susilaukti vaikų nebegalėjo. 1955 metais, praėjus 9 metams nuo santuokos pradžios, jie pradėjo ieškoti vaiko įsivaikinti. Kaip ir Polas Jobsas, Džona Šyblė buvo kilusi iš viskonsiniečių šeimos, turinčios vokiškų šaknų. Jos tėvas, Arturas Šyblė, buvo imigravęs į Green Bay priemiestį, kur kartu su žmona turėjo audinių fermą ir užsiėmė keletų kitų sėkmingų verslų. Prekiavo nekilnojamųjų turtų ir užsiėmė fototipiją. Tėvas buvo labai griežtas, ypač dėl dukters santykių su vaikinais, tad jam nelabai patiko pirmoji jos meilė. Menininkas, ne katalikas. Todėl nebuvo netikėta, kai jis pagrasino, jog išsižadės dukros, kai ji studijuodama magistrantūrą Viskonsino universitete įsimylėjo Abdul Fatahą Džoną Jandalį, musulmoną, dėstytojo padėjėją iš Sirijos. Jandalį buvo jauniausias iš 9 vaikų garsioje Sirijos šeimoje. Jo tėvui priklausė naftos perdirbimo įmonės ir keletas kitų verslo įmonių. Valdydamas didžiulius žemės plotus aplink Damaską ir Homsą, vienu metu jis praktiškai kontroliavo kviečių kainą visame regione. Jo motina, kaip jis vėliau pasakojo, buvo tradicinė musulmonė moteris, tai yra konservatyvi, paklusni namų šeimininkė. Kaip ir Šyblė šeimoje, Jandalį šeima skiria didelį dėmesį vaikų išsilavinimui. Abdul Fatahas buvo išsiųstas į jėzuitų mokyklą, nors ir buvo musulmonas. Bakalauro išsilavinimą gavo Amerikos universitete Beirute, o vėliau įstojo į Viskonsino universitetą siekti politikos mokslų daktaro laipsnio. 1954 metų vasarą Džona su Abdul Fatahu nuvyko į Siriją. 2 mėnesius jie praleido Homse, kur iš jo šeimos jį išmoko gaminti siriškus patiekalus. Kai jie grįžo į Viskonsiną, mergina sužinojo, kad yra nėščia. Jiems abiems buvo po 23 metus, bet nusprendė nesituokti. Jos tėvas tuo metu buvo prie mirties ir buvo pagrasinęs, kad išsižadės dukters, jei ji ištekės už Abdul Fataho. Tokioje mažoje katalikiškoje bendruomenėje abortas taip pat nebuvo tinkama išeitis. Todėl 1955 pradžioje Džona iškeliavo į San Franciską pas malonų gydytoją, kuris priglausdavo netekėjusias moteris, priimdavo jų kūdikius ir tyliai organizuodavo jų įvaikinimą. Džona turėjo vieną prašymą. Jos vaiką tegu įsivaikina žmonės turintys aukštąjį išsilavinimą.
Gydytojas susitarė su vieno teisininko šeima. Bet kai gimė berniukas, 1955 m. vasario 24 d. ši šeima apsigalvojo, nes jie norėjo mergaitės. Taip šis berniukas tapo neteisininko sūnumi, o metusio mokyklą aistringo mechaniko ir jo labai žemiško žmonos, dirbusios buhalterę vaikų. Polas ir Klara savo kūdikį pavadino Stevenu Paulu Jobsu. Kai Džoana sužinojo, kad jos kūdikį nori įsivaikinti porelė, net neturinti vidurinio išsilavinimo, ji atsisakė pasirašyti įvaikinimo dokumentus. Tokia situacija išliko keletą savaičių, net ir tada, kai kūdikis apsigyveno Jobsų namuose. Galų gale Džoana suminkštėjo, kai porelė pasirašė pasižadėjimą, kad taupys berniuko aukštajam išsilavinimui. Buvo dar viena priežastis, dėl kurios Džoana buvo užsispyrusi nepasirašyti įvaikinimo dokumentų. Jos tėvas jau vadavosi mirtimi ir jam mirus jį planavo ištekėti už Jandalį. Ji tikėjosi, kad vėliau galės įtikinti šeimą, grąžinti jai jos vaiką. Arturas Šyblė mirė 1955 m. rugpjūtį, kai įvaikinimo procesas buvo baigtas. Iškart po kalėdų tais metais Džoana ir Abdul Fatahas susituokė Švento Apaštalo Pilypo katalikų bažnyčioje Green Bay. Kitais metais jis tapo tarptautinės politikos mokslų daktaru ir jie susilaukė dar vieno vaiko, dukrelės, kurią pavadino Mona. Kai Džoana ir Abdul Fatahas išsiskyrė 1962 metais, Džoana pradėjo gyventi svajotojos ir klajoklės gyvenimą, kurį jos dukra, Mona Simpson, tapusi garsia rašytoja, aprašė knygoje Bet kur tik ne čia. Kadangi Steve'o įvaikinimo procesas jau buvo baigtas, turėjo praeiti 20 metų, kol jie vėl rado vienas kitą. Steve'as nuo pat mažumės žinojo, kad yra įvaikintas. Mano tėvai labai atvirai man apie tai pasakojo, prisiminė jis. Jis puikiai prisimena, kai būdamas 6 ar 7 ir sėdėdamas ant vejos priešais namus, kalbėjosi su mergaitė, kuri gyveno kitoje gatvės pusėje. Vadinasi, tavo tikri tėvai tavęs nenorėjo? Paklausė mergaitė. Pasijutau kaip žaibo trenktas, pasakojo Jobsas. Prisimenu, kaip įbėgau į namus. Mano tėvai pasakė, tu turi suprasti. Jie buvo labai rimtai nusiteikę ir žiūrėjo man tiesiai į akis. Jie sakė, mes tave specialiai išsirinkome. Abu tėvai sakė tai ir lėtai man pakartojo. Ir jie akcentavo kiekvieną to sakinio žodį. Paliktas, išsirinktas, ypatingas. Šios savokos tapo svarbios Jobso asmenybės formavimesi. Jo artimiausi draugai mano, jog žinojimas nuo pat mažumės, kad buvo įvaikintas, jį kiek žalojo. Man atrodo, kad jo noras kontroliuoti viską, ką daro, kyla tiesiai iš jo asmenybės ir to fakto, kad po gimimo jis buvo paliktas, sakė ilgametis jo kolega Delas Jokamas. Jis nori kontroliuoti visą aplinką ir kiekvieną produktą mato kaip savo paties tąsą. Gregas Calhounas, tapęs artimu Jobso draugu, išvelgė dar vieną tokios vaikystės poveikį. Steve'as man daug pasakojo apie tai, kad buvo paliktas ir apie skausmą, kurį jam tai sukėlė, sakė jis. Tai padarė jį nepriklausomą. Jis gyveno kitokiu ritmu. O tas ritmas atsirado dėl to, kad jautėsi gyvenas kitame pasaulyje nei tame, kuriame gimė. Vėliau, būdamas tokio paties amžiaus kaip ir jo biologinis tėvas, kai jį paliko, Jobsas susilaukė savo vaiko ir pasielgė su jo lygiai taip pat. Vėliau jis vis dėlto prisiėmė atsakomybę už dukrą. Chrisann Brennan, to vaiko motina, sakė, kad dukros atidavimas įvaikinti Jobsą paliko pilną stiklo šukių. Ir tai kiek padeda paaiškinti kai kuriuos jo elgesio niuansus. Tas, kuris yra pamestas, taip pat pameta, sakė jis. Andys Hertzfeldas, dirbęs su Jobsu 90-mečio pradžioje, yra vienas tų, kuris išliko ir Jobso, ir Brennan draugų. Pagrindinis klausimas, kodėl jis kartais negali susivaldyti ir būna toks žiaurus bei žalojantis kitus žmonės, kalbėjo jis. Tai kyla iš to, kad po gimimo jis buvo pamestas. Pamatinė Steve'o problema – jame glūdintis pametimo jausmas. Pats Jobsas tai neigia. Kai kurie galvoja, kad dėl to, jog buvau pamestinukas, dirbau labai sunkiai, labai stengiausi, kad man viskas pavyktų, ir tikrieji tėvai norėtų mane susigrąžinti ar dar kažkokias nesąmonės. Bet tai tiesiog juokinga. Primiktinai aiškino jis. Žinojimas, kad esu įvaikintas, mane privertė jaustis labiau nepriklausomu.
bet aš niekad nesijaučiau kaip pamestinukas. Aš visada jaučiausi esąs ypatingas. Mano tėvai elgėsi taip, kad aš jausčiausi ypatingas. Vėliau jis šiaušdavosi kaskart, kai kas nors Polą ir Klarą pavadindavo jo įtėviais, ar teigė, kad jie nėra jo tikri tėvai. Jie buvo mano tėvai visų 1000%, sakydavo jis. Kalbėdamas apie savo biologinius tėvus, jis kalbėjo trumpai ir atžariai. Jie buvo tik spermos ir kiaušinėlio donorai. Tai nėra grubu, tokia tikrovė. Tik sperma, nedaugiau. Silicio slėnis. Vaikystė, kurią Polas ir Klara Jobsai sukūrė savo sūnui, buvo stereotipinė 60-mečio vaikystė Jungtinėse Amerikos valstijose. Kai Steve'ui buvo 2, jie įsivaikino dukrą, kurią pavadino Petty, ir po 3 metų persikraustė į namą priemiestyje. Finansų įmonė CIT, kurioje dirbo Polas, perkelė jį į savo biurą Palo Alte, bet jis neuždirbo pakankamai, kad galėtų ten gyventi, todėl įsidarbino kitame įmonės filiale Mountain View, netokiame brangiame mieste kiek piečiau. Polas sūnui bandė perduoti savo meilę mechanikai ir automobiliams. Steve'ai, dabar tai tavo darbastalis, pasakė jis, pažymėdamas dalį stalo garaže. Jobsas su nuostaba atsimena, kaip jo tėvas sugebėjo gerai darbuotis įrankiais. Man atrodo, mano tėvas kūrė visai neblogą dizainą, pasakojo jis. Tėtis mokėjo gaminti beveik viską. Jeigu mums reikėdavo spintos, tėtis ją padarydavo. Kai jis aplink namus juosė tvorą, davė man plaktuką, kad galėčiau dirbti kartu. Ir po 50 metų ta tvora vis dar stovi. Rodydamas man ją, Jobsas glostė kiekvieną tvoros dalį ir prisiminė viską, ko tėvas jį mokė. Pasak jo tėvo, svarbu meistriškai apdoroti spintų ir tvorų galinės dalis, nors jų paprastai ir nesimato. Jam patiko atlikti darbą teisingai, jam rūpėjo net tų dalių, kurių nematyti išvaizdą. Jo tėvas ir toliau atnaujindavo ir parduodavo naudotus automobilius, puošė garažą savo mėgstamiausių egzempliorių nuotraukomis. Jis rodydavo dizaino detalės savo sūnui. Linijos, ventiliacijos angos, chromavimas, sėdynių apdaila. Po darbo šokdavo į kombinezoną ir pasitraukdavo į garažą, dažnai kartu su Steve'u. Supratau, kad galiu jį sudominti kai kuriais mechanikos dalykais, tačiau jis nemėgo teptis rankų, prisiminė Polas vėliau. Jam nelabai patiko mechaniniai dalykai. Man nelabai patiko taisyti automobilius, prisipažino Jobsas, bet mėgau leisti laiką su tėčiu. Net ir suprasdamas, kad yra įvaikintas, jis kuo toliau, tuo labiau prisirišo prie tėvo. Kartą, būdamas maždaug 8, jis rado tėčio nuotrauką iš tarnybos pakrantės apsaugoje laikų. Toje nuotraukoje jis stovi mašinų skyriuje pusnugis ir atrodo kaip Jamesas Deanas. Tai buvo vienas tų oho momentų mano vaikystėje. Supratau, kad mano tėvai kažkada buvo labai jauni ir labai gražūs. Remontuodamas automobilius, Steve'as pirmą kartą susidūrė ir su elektronika. Mano tėtis apie elektroniką išmanė tik paviršutiniškai, nors remontuodamas automobilius ir kitus įrenginius neretai su ja susidurdavo. Jis man suteikė elementarių žinių apie elektroniką ir aš tuo labai susidomėjau. Dar įdomesnės jam būdavo kelionės ieškoti reikalingų dalių. Kiekvieną savaitgalį keliaudavome į automobilį laužyną. Ieškodavome generatorių, karbiuratorių, pačių įvairiausių dalių. Jis atsimena, kaip tėtis kartą dėrėjosi prie prekystalio. Jis buvo geras derybininkas, nes geriau nei tie vyrukai prie prekystalio žinojo, kiek kokia detalė turėtų kainuoti. Tai padėjo įvykdyti pasižadėjimą, kurį tėvai pasirašė jį įsisūnydami. Pinigai mano aukštajam išsilavinimui atsirado iš to, kad tėtis, nusipirkęs Ford Falcon ar kitą nevažiuojančią mašiną už $50, kelias savaitės prie jos padirbėdavo ir parduodavo ją už $250, nieko nesakydamas mokesčių inspekcijai. Jobsai gyveno name, kurį kaip ir kitus tame rajone, buvo pastatęs nekilnojamojo turto magnatas Josephas Eichleris, kurio įmonė 1950–74 metais visoje Kalifornijoje pastatė apie 11 000 tokių namų. Įkvėptas Franko Lloydo Wrighto paprastų, bet šiuolaikiškų namų paprastam amerikiečiui vizijos, Eichleris statė nebrangius namus, kuriuose buvo langų nuo grindų iki lubų, atviri aukštai, kolonos ir sijos, betono plokščių grindys ir daug slankiojančių stiklinių durų. Eichleriui tikrai pavyko, pasakojo Jobsas per vieną mūsų pasivaikščiojimų jo gimtajame rajone. Jo namai buvo dailūs, pigūs ir geri. Net ir mažiau uždirbantys žmonės galėjo rinktis aiškaus dizaino ir paprastus pastatus. Juose buvo ir nuostabių mažų dalykų, pavyzdžiui, šildomos grindys. Ant jų užklodavo kilimą ir vaikai turėjo malonias šiltutėles grindis.
Jobsas pasakojo, kad Eichlerio namai įteigė jam idėją kurti gražaus dizaino produktus masiniai rinkai. Man patinka, kai įmanoma sukurti gerą dizainą ir keletą paprastų galimybių kam nors, kas daug nekainuoja, sakė jis, pažymėdamas paprastą šių namų eleganciją. Tai buvo pati pirmoji Apple vizija. Ta bandėme padaryti su pirmoju Mac. Ta padarėme su iPod. Kitoje gatvės pusėje gyveno žmogus, tapęs puikiu nekilnojamojo turto agentu. Jis nebuvo labai protingas, atsimena Jobsas, bet atrodė, kad jis kraunasi didžiulius turtus. Todėl mano tėtis pagalvojo, kodėl aš to negalėčiau? Jis dirbo labai sunkiai, puikiai pamenu. Vakarais mokydavosi, išlaikė egzaminą licenzijai gauti ir pradėjo suktis nekilnojamojo turto prekybos versle. Bet tada prasidėjo